čia yra... Čia ne Candy Lovers. Čia ne Candy Lovers. O čia jau Candy Lovers. Ir čia mes muojame naują video vlogą. Taigi visi mes žinome, kad kino teatrai yra daugumos žmonių mėgstamiausias užsiėmimas. Bet mes jums šiandien pasakysime jų minusus, vien tik todėl, kad mes ten vaikštame labai dažnai ir galime juos pastebėti. Taip. Taigi žiūrėkite toliau, jeigu jums įdomu, tai tęskite. Keliaukime. Tai pirmasis minusas, aš nežinau, vadinkit kaip norit. Mums tai yra minusas. Taip. Taip, būtinai minusas. Tai yra 5 eurai už bilietą. Nu, ką žinau. Už bilietą. Mums kaip moksleiviams tai yra brangu. Jeigu jūs jau dirbat, aš nemanau, ar tokie žiūri, bet jeigu jūs esat jau vyresni ir galite uždirbti pinigų, tai gal jums tai yra gerai, bet mums tai yra labai didelė kaina. Pasėdėti valandą ir pažiūrėti filmą, nu nežinau. Jo. Tai čia yra mūsų pirmasis minusas. What? Taigi mūsų kamera išsikrojo, todėl truputėlį nufilmuosime per telefoną. Ir šiaip pamiršome pasakyti, kad kolų kainos ten yra milžiniškos. Milžiniškos, labai milžiniškos. Todėl reikia griebtis kitų dalykų. Tada, kai nusiperkat labai brangius bilietus už 5 eurus, nusiperkat pilną dėžę popkornų ir 2 kolas, būna taip. Jūs einat ir negalite tiesiog paeiti. Ir dar plus rankose telefonas, plus piniginė. Ir dar turit įsitraukti bilietą. Ir dar turit nusiselfinti. O, didžiausias kosmalas. Kosmalas. Taigi eikit žiūrėti kosmalo. Jis. Kai sumokat begalę pinigų už popkornus. Jie netokie brangus kaip bilietai, bet vis tiek. Už didelę dėžę. Ir netyčia atspėkit, kas atsitinka. Išsiduoja. Aš nelabai supratau, ir kas tada, tai tu išsipylei, ką tu man norėjai pasakyti. Tada mes slepiam įpėčius. Ai, tu ką. Ir paskutinis minusas, kurį mes buvom pastebėję, tai kai atsisėdėtų kino teatre, na, viskas jau bilietus turi, paskutiniai eiliai, ten žinai su kokiu bachariuku arba su draugė kaip mes. Ir prieš tave atsisėda aukštas žmogus. Jūs tai įsivaizduot, aš manau. Nemoku. Nu taigi, darom. Čia gal azul. Čia mano vieta, jo. Aha, kada tas filmas pasidės? Jo. Atsiprašau, ponia. Gerai. O jūs čia kaip įsivaizduosi? Kau pasikeist vietom, nes aš nieko nematau. Nu, aš suprantu, kad jums patinka gerti kavą, bet aš nieko nematau. Nu, jūs kaip? Tai jūs nepasitrauksit? Tai jūs nepasitrauksit? Pati pasitraukė. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Ir beje, ačiū už 2000 subscriberių, man atrodo, ten jau. Atsiprašau, fantastiškai. Beveik 3000 ir ačiū jums labai. Neseniai buvo 1000 žmonės, jūsų buvo 9000. Ir neseniai buvo 100 ir dar neseniai buvo 8. Ar jūs įsivaizduojat? Ir aš net nežinau, dėl ko jūsų taip padaugėjo, bet ačiū jums labai. Ir aš nesuprantu, kodėl jūs mus žiūrit.
Bet ačiū už jūsų tikrai. komentarus, o dieve, ir ačiū už tai, kad su mumis bendrautum. Rašykit bet kada naktį, mes jums visados atrašysim. Nebent jeigu mėgosim arba darysim nam darbus. Jo. Labai sorry. Jo, nepykit, jeigu, pavyzdžiui, neatrašom, nes tikrai mes esame moksleiviai ir mums, Būtent, labai daug hobiai, mokslas, viskas susirenka, bet... Bet rašykit, mes jums tikrai atrašysim. Jeigu ne po minutės, tai po valandos, bet tikrai atrašysim. Neignoruosim. Ir dar palaikinkit, nežinau, mes stengiamės padaryti šį video įdomų. Subscribinkit ar įsivaizduoti, nes net mes filmavom kažkur kitur negu namie. Mums tai yra kažkas, mes labai bijom kitų žmonių ar dar kažko. Todėl pasubscribinkit, komentuokit, o dieve jūsų tie komentarai, tai jie, aš nežinau. Labai ačiū. O, mama. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Atsiprašau, ponė. Ar jūs čia... Atsiprašau, ponė, ar jūs čia įsėdėsit? Beveik 2,3 ir mes esam be galo dėj. Mes repetavę, labai nuštypų. Išsikraustai. Ir dabar mums reikia fotkę padaryti.